Gerbiami keleiviai, įlipę į autobusą, iš karto pažymėkite vienkartinius bilietus. Vitalijus, čia Tadas. Susitikom dabar šiandien sekmadienio popietę ekspromtu, nes atvarė ratuoti LT iš Biržų, irgi jaunimas Ahujans. Mes esam B-Boys. Mes čia turim savo klubą. Šitas klubas vadinasi Progresyvios muzikos klubas Neospektras. Jame yra labai daug visokių veiklių žmonių, įdomių. Susikūrėm labai seniai, man atrodo, 97 viskas prasidėjo, 97. Viską propaguojam daugiausia hip-hopo kultūrą. Ir šiaip laisvalaikį leidžiam labai turiningai, susigalvojam visokių veiklų, kurių šiaip Lietuvoje senimas nesugalvotų. Tai va, turim labai didelį draugų ratą smagų, šokam breiką. Riedlentėm, klausomės visokios geros muzikos, geruojam, repuojam, turim reperių, bet tik tai pliusai yra, minusų nėra. Tai bendravimas su žmonėm, savo poreikių tenkinimas, muzikos grojimas, visas pasitenkinimas iš muzikos, iš šokio, iš meno, iš grafiti, iš MC, iš ten, iš visko, iš DJ pultas, viskas vieni pliusai. Aš šiaip asmeniškai važinėjau su riedlente, tai turėjau traumų truputėlį daugiau negu šokėjai, bet ir šiaip ir šokau, tai irgi buvo traumų kažkaip. Visko buvo. Menkniekis. Stengiamės, kad niekas čia nenumirtų, viskas liktų online, ta prasme, kad žmonės nenumarozėtų, visi būtų truputėlį pys. Aš esu Česlavas Petruškevičius iš Varėnos rajono, užsiimam trekingu jau daugiau kaip 3 metų. Aš esu Edgaras Kanapeckas, taip pat iš Varėnos rajono. Kartu pradėjom trekinti. Jo. Pamatė... Prieš 3 metus mes pasižiūrėjom video YouTube'uose, video gaguose. Taip prasidėjo mūsų trekingas ir dar šiol tęsiasi. Taip. Sugalvojom pabandyti. Maždaug pusę metų nieko gero neišėjo, bet vis tiek šis tas ir labai užsikabliavom. Ir dabar negaliu nei mesti iš trekingo savo jau. Trekinant kaulų neturėjimų. Aišku, patempimai kiekvienus metus buvo 10 kartų ten. Visą laiką kiekvienos kaulų rimčiau ar mažiau. Bet kaulai nebuvo. Iš pradžių buvo beveik, pradėjom trekinti, darėm nesąmonės. Dabar, kas šauna į galvą, ką bando, tai būdavo traumų, kad labai smarkiai sižį, ten porą savaičių nieko negali daryti, bet šiaip. Paskui vėl. Šiaip po tokių traumų nebūna noro trekinti, paskui vėl. Tas kablys būna ir vėl atsiranda noras ir vėl po truputį įsivažiuoji. Pliusai yra mano visas laisvalaikis yra trekingas, tai aš turiu laisvą laiką ir geras oras, tai sėdžiu, mokinuosi, žiūriu video, tobulėju kažkiek. Minusai atsiliep senatvį gražiai, nelaukiu. Labai kaulus skauda, gali pasilaužyti viską. Bet šiaip normaliai viską pamokius, nebūna nei traumų nieko. Sudėtingiau kažką bandant, traumų atsiranda, bet šiaip labai smagus senimas, kažkai kaime gyveni ir yra ką veikti.
Vovkė. Tai man Vovkė. Bestas. Pliusai, kad yra ką veikti, minusai, kad apsidaužai. Skauda. Skauda. Vieną kartą buvau susitrenkęs, kad mėnesį neištiesiau rankos. Labiau nieko. Jeigu lėčiasi, kad gali lūžti koją. Bet kada? Jo. Sakė, apie 3 metus turi sakyti, jeigu nevažinėsi, tai nelūž. Na, aš prieš kokius 7-6 metus pradėjau važinėti, daugiau nieks nevažinėjau. Tad vieną draugą susiradau, tada dviese pradėjom važinėti. Kalėm po gatvės, nes skateparkų nieko nebuvo. Tada geri žmonės atsirado, padėjo skateparką pastatyti. Iš savivaldybės išlaužė pinigų. Nu, tada kai skateparkas, Chebrus atsirado. Dar yra 2 važinės, be rūčkų ir tadas. Žygimantė Vakarė. Ir mes gaminam papuošalus, įvairių medžiagų, visokiom technologijom. Iš interneto, internete tiesiog radom vieną forumą, kur buvo labai daug įvairių pavyzdžių, daug merginų, kurios tai daro ir susidomėjom. 3-4 metai kažkas taip. Šiaip tai būtų daug, bet vis tiek dalis išsiparduoda ir taip gaunasi. Per draugus ir pažįstamus daugiausiai. Šiaip, kad va taip nepažįstamiems būtų tekę parduoti ten internetus, tarkim, kad puslapį mato ar kažką tokio, gal porą atvejų. Nuo sudėtingumo ir nuo to, iš ko padaryti. Ta prasme, jeigu... Medžiagos? Įvairiai. Šiaip daugiausiai tai yra akmenys įvairūs, ta prasme, tie pusbrangeliai. Ir sidabras arba sidabrotas taip pat. Tų akmenų daugiausiai. Tai toks, jie pakankamai taip būna jau apdoroti, kad juos taip išvalyti. Daugiausiai laiko užima sugalvoti papuošalą, ta prasme, kaip nori, kad jis atrodytų, ten susidėlioti tuos akmenukus. O padarytai, pirmą savo turbūt labai ilgą tokį didelį darbą, ten dariau gal 3-4 valandas. Bet vėlgi, jei daryti iš filmo, tai ilgiau užtai. Nes ten reikia sulipdyti, padaryti, nušlifuoti, nulakuoti kelis kartus ir tada sukabinti. Pliusai tai neabejotinai, kad galim pasidaryti ką aštą. Ir ką norim, tai nereikia ieškoti specialiai kažkur parduotuvėse. O minusai tai kartą paragavęs negali sustoti. Aš šiandien krauščiau dėžutę savo, kad pasižiūrėti, ką čia atsinešti. O taip žiūri ir viskas vis daryta. Ir paskui labai priekabus tampi va tai masiniai tokiai gamybai. Matai viską, kas kreiva, kas dar kas. Bet šiaip tokių didelių minusų. Ir jinai tokia. Aš pasidariau su manikiūrine žnyplutė, nes neturėjau replyčių. Sveiki. Mes esame iš Explode LT, dirbam renginių techninio aptarnavimo srityje
Teikiam didžėjų paslaugas, renginių vedėjų, dirbame su foto video montažu, internetiniais sprendimais. Mūsų kolektyvas susikūrė prieš 5 metus. Per tą laiką esame sukaupę gan daug patirties. Esam 4. Jo, mūsų komanda yra 4 žmonės. Aptarnaujame gan daug renginių, kuriuos daro mūsų bendramžiai. Ir vyresni. Ir vyresni. Taipogi patys organizuojame įvairius renginius ir dalyvaujame juose. Kas norite daugiau informacijos apie mus, galite užeiti www.explode.lt. Mes dirbame praktiškai visoje Lietuvoje, priklauso tai nuo, kur mus pasikviečia padirbėti. Bet tai tikrai tenka pavažinėti, mes neapsistojame vien Varėnoje. Ir jau bendradarbiavome ir su kaip kuriais kitais miestais. Ir po truputį plečiamės. Pagrindinė bazė yra Varėnoje, kaip ir sandėliuojamės joje. Visi esame iš Varėnos, nors mokomės visi, tačiau sugrįžtam į Varėną ir dirbam savo darbą. Ateičiai kokių planų? Nežinau, turbūt plėstis.